kurie filmai triumfavo šių metų Oskaruose, kokias statulėles Brit Awards apdovanojimuose susižėrė atlikėja Raja, ką gero kino mėgėjams atnešė praūžęs kino pavasaris. Visa tai naujame kanalo Niekas niekam video jau dabar. Vėlyvą kovo 10-osios vakarą kino gerbėjai laikė užgniaužę kvapą. Los Andželo Dolby teatre įvyko 96-oji Oskarų teikimo ceremonija. Joje triumfavo Oppenheimerio kūrėjai, pelnė 7 apdovanojimus, įskaitant geriausio filmo ir geriausio aktoriaus nominacijas. Filmas Oppenheimeris taip pat nuskynė pergales geriausio antro plano aktoriaus, geriausio režisieriaus nominacijose, pelnė apdovanojimus už filmo montažą, operatoriaus darbą ir originalią muziką. Sėkmė šypsojosi ir filmui Prasti reikalai. Emma Stone apdovanota kaip geriausia aktorė už vaidmenį šiame filme, kuris taip pat pelnė geriausios scenografijos, grimo ir kostiumų dizaino apdovanojimus. Praėjusių metų pelningiausias filmas Barbie gavo tik vieną apdovanojimą už geriausią originalią dainą, kurią sukūrė Billie Eilish ir jos brolis Phineas. Pastarieji metai kino pasaulyje buvo spalvingi ir kupini įvykių, pažymėti ir daugiau nei 100 dienų trukusių JAV scenaristų ir aktorių streiku, dėl kurio stojo įvairių filmų ir serialų kūrimo procesai. Praėjusią vasarą bene dažniausiai minimas kinomanų terminas buvo Barbenheimeris, atsiradęs sudėjus dviejų didelio biudžeto filmų pavadinimus Barbie ir Oppenheimeris. Abi juostos kino teatruose pasirodė tą pačią dieną, nors paprastai tokio didelio biudžeto juostas kompanijos stengiasi išleisti skirtingų metų. Vis tik tuo pat metu pasirodę filmai sulaukė didelės komercinės sėkmės ir buvo pastebėti JAV kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimuose, bei pretendavo pelnyti ne vieną Oskaro statulėlę. Christopherio Nolano epas apie atominės bombos kūrėją surinko 13 nominacijų, o kartu su juo į ekranus žengusi Barbie 8. Tiesa, pastarąją aplenkė 11 nominacijų pelniusi romantinė mokslinės fantastikos kino juosta Prasti reikalai ir 9 nominacijas gavęs istorinis epas Gėlių mėnulio žudikai. Visos šios juostos nominuotos geriausio filmo kategorijoje. Šių metų Oskarų įteikimo ceremonija nestokojo netikėtumų. 2024 geriausiųjų pagerbimo ceremonijos transliacija prasidėjo pavėluotai. Ja laiku pradėti sutrukdė Sunset Bulvare susirinkę protestuotojai, kurie su Palestinos vėliavomis bei plakatais rankose pasisakė prieš JAV paramą Izraeliui, kariaujančiam Gazos ruože. Nors ir prasidėjo kiek vėliau nei numatyta, Oskarai šiemet susirinkusiuosius ir televizijos žiūrovus stebino įspūdingais pasirodymais, šmaikščiomis staigmenomis ir jautriomis akimirkomis. Viena jų renginio metu pagerbtas ir vasario mėnesį netikėtai miręs Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas. Jausmingų akimirkų Oskaruose netrūko ir pasirodymų metu. Kai kuriuos susirinkusiuosius pravirkdė, tik šį kartą iš juoko, ceremonijos metu pasirodęs aktorius Ryanas Goslingas. Kino žvaigždė žengė į sceną ir sudainavo filme Barbie skambėjusią dainą I'm Just Ken. Oskarų teikimo ceremoniją jau 4. kartą grįžo vesti komikas Jimmy Kimmelas. Renginio metu susirinkusius kaip reikiant prajuokino aktorius Jonas Cena, į sceną žengęs paskelbti laureato už geriausius kostiumus. Aktorius scenoje pasirodė beveik nuogas, jo kūną dengė tik didžiulis nugalėtojo vokas. Ceremonijoje vos neapsinuogino ir aktorė Emma Stone. Geriausia aktorė pripažinta moteris, žengdama į sceną atsiimti apdovanojimo, pirštu parodė į savo suknelės užtrauktuką ir sakė: mano suknelė suplyšo. Galime drąsiai teigti, kad akimirkų, iš kurių galėsime pasijuokti ir ateinančiais metais, nestigo ir šiemet. O jūs ar jau matėte visus filmus gavusius Oskarus? Jei ne, laiko turite iki kitų metų, kuomet Oskarai nugriaudės ir vėl.
Kovo 2 Jungtinę karalystę sudrebino iškilmingi muzikos apdovanojimai Brit Awards. Į Londono O2 areną plūdo ryškiausios šalies žvaigždės. Kaip ir kasmet, daugiausiai dėmesio susižėrė ne tik apdovanojimų ceremonija, bet ir žvaigždžių įvaizdžiai. Susirinkusiųjų akys krypo į iššaukiančiai pasipuošusią grupę The Last Dinner Party, kurios narė Lizzie Mailand pasirodė su perregima juoda suknele ir prieš fotografų blikstės pozavo be liemenėlės. Panašų derinį tik su apatiniais rinkosi ir socialinių tinklų žvaigždė Maddie Grace. Tik per plauką daugiau nei reikėjo savo įvaizdžių neparodė atlikėja Becky Hill. Ji rinkosi vos krūtinę dengiančią, ilgą, tačiau itin atvirą suknelę. Ant raudono kilimo taip pat pasirodė Dua Lipa, Ellie Goulding, Kylie Minogue, Calvin Harris. Ceremonijoje ryškiausiai sužibėjo kylanti britų muzikos žvaigždė Raya, laimėjusi rekordinį skaičių apdovanojimų. 26 metų dainininkė ir dainų autorė, kurios tikrasis vardas yra Rachel Kin, pelnė 6 apdovanojimus. Buvo pripažinta geriausia atlikėja ir geriausia nauja atlikėja, bei apdovanota už geriausią R&B pasirodymą, metų dainą Escapism ir albumą My 21st Century Blues. Raya taip pat buvo įvertinta geriausios dainų kūrėjos apdovanojimu, kuris buvo paskelbtas iš anksto. Atsimdama apdovanojimus, atlikėja teigė: ta atlikėja, kurią buvau prieš 3 metus, šiandien netikėtų tuo, ką mato savo akimis. Aš valdau, aš pati savo bosė. Dainininkė pateko į istoriją dar prieš prasidedant apdovanojimų ceremonijai, kadangi buvo nominuota net 7 apdovanojimams per 1 metus. Lyčiai neutralioje geriausio atlikėjo kategorijoje iš viso buvo 10 kandidatų. Be Raya į jį pateko Dua Lipa, Jessie Ware, Olivia Dean, Mercury Prize laimėtojai Little Sims ir Arlo Parks. Pernai pirmą kartą sujungus geriausio atlikėjų moters ir vyro kategorijas, 2023 metais šioje kategorijoje nebuvo nominuota nė viena moteris. Brit Awards pirmininkas Damianas Christianas tuomet apgailestavo dėl nuviliančio moterų atstovavimo. Pasak jo, 2022 metais pasirodė mažai apdovanojimų vertų populiariausių moterų kūrinių. Šių metų apdovanojimuose už geriausią popmuzikos pasirodymą buvo įvertinta Dua Lipa. JAV dainininkė ir dainų autorė CZA buvo pripažinta geriausia tarptautinė atlikėja, o JAV indie supergrupė Boy Genius buvo įvardyta geriausia tarptautinė grupe. Kylie Minogue buvo apdovanota Brit Awards pasaulinės ikonos prizu. Renginyje koncertavo Calvin Harris, Ellie Goulding, Dua Lipa ir kiti. Priminsime, kad pirmieji britų muzikos apdovanojimai įvyko dar 1977-aisiais. 29 kartą į kino sales pakvietęs Vilniaus kino festivalis Kino pavasaris šiuos metus dedikavo kino poveikiui. Tas pavasaris, kai po filmo nebevaidini. Tas pavasaris, kai po seanso, kaip po seanso. Tas pavasaris, kai jausmuose, vėl kaip namuose. Tokiomis frazėmis festivalio rengėjai kvietė asmeninėms mažoms, o gal ir didelėms, transformacijoms. Kino pavasario vykdomasis direktorius Konradas Kazlauskas apibendrino 29-ojo festivalio siunčiamas žinutes. Geri filmai mus padaro geresniais. Kazlauskas teigė, šių metų programa žiūrovą kvietė ne tik mėgautis kinu, bet ir pastebėti, kaip vienas ar kitas filmas veikia mus ir mūsų vidų. Todėl keletą verčių – jautrumo, empatijos, tikrumo įspaudėme ir kino pavasario plakatuose. Ir jei ten pamatysite nors truputį savęs, vadinasi judame gera linkme. Tuo, kad kinas yra mąstymą keičianti ir praturtinanti patirtis, neabejojo ir festivalio programos ir pirkimų vadovė Dovilė Grigaliūnaitė. Pasak jos, tikriausiai kiekvienas žmogus galėtų įvardyti bent vieną jam asmeniškai įtakos turėjusi filmą, tokį, kuris kažką pakeitė. Daugiau nei 100 filmų per 14 festivalio dienų. Tokią programą kovo pradžioje pristatė kino pavasario organizatoriai. Joje šiemet itin gausu Kanų, Venecijos ir kitose tarptautiniuose kino festivaliuose įvertintų, auksiniais gaubliais, BAFTA bei Oskarais apdovanotų kino pasakojimų. Vienas tituluočiausių festivalio
filmų, Kanų auksinė palmė šakele įvertinta, 2 auksinius gaublius ir Oskarą už geriausią scenarijų pelniusi, režisierės Justine Triet drama Kryčio anatomija iki pat filmo pabaigos išlaiko intrigą. Ar šiemet geriausia Europos aktorė pripažintos Sandros Hüller vaidinama vokiečių rašytoja Sandra yra kalta dėl savo vyro mirties ar ne? Vienas iš kino pavasario tikslų – atkreipti dėmesį į lietuvių kiną ir palaikyti jo kūrėjus. Todėl ir šiemet lietuviškų filmų programa festivalyje užėmė ypatingą vietą. Šiais metais daug dėmesio buvo skiriama ne tik Lietuvos režisieriams, bet ir kitiems kūrėjams bei prodiuseriams, kurie žiūrovams pristatė didžiausiuose pasaulio festivaliuose pristatytus bendros produkcijos su Lietuva filmus. Ar lankotės festivalyje Kino pavasaris? Ar domitės jo filmais? O gal laukiate, kol filmai pasirodo platformose ir žiūrite juos namuose? Parašykite komentaruose. Šiandien naujienų tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti patinka, pasidalinti šio video su kitais ir užsiprenumeruoti kanalą. Pasimatysime po 2 savaičių. Iki!